Sveiki Lietuvos balso žiūrovai. Vakar įvyko antroji dvikovų laida, kurioje mus dalyviai priblaškė savo ypatingai stiprių talentų. Apžvalgos rėmėjas vaistininkų atrinkti maisto papildai geresnį to versijai Ambio. Pirmieji į sceną žengė Gabrielės komandos mokiniai Daumantas ir Nojus. Nojus į repeticiją atėjo pasiruošęs visą pasirodymo režisūrinį planą, kurį turėjo įgyvendinti mūsų prodiuseriai ir apšvietėjas. Nojus čia pradėjo ne tik atlikėjo karjerą, bet ir šviesų dailininko, scenografo, tokio režisieriaus žodžiu. Ir man buvo labai gražu stebėti jo atkaklumą, kaip jis nuėjo iki pat šito projekto viršūnės, pristatė, atėjo su užrašų knygelė, kur buvo ranka surašyta kiekviena sekundė, kas turi būti, kas ką turi apšviesti, kaip turi suktis kameros. Mantas nustebo, kodėl šiam duetui prodiuseriai leido tai, ko neleido jo komandai. Kai tik jūs išsiskirstėte į skirtingas pusės, man tos toks, wow, man taip neleido, bet ar jūs tai prašėt? Taip, aš prašiau ant laiptukų, kad pasėdėti, neleido man. Tai va, Nojau, kažką turi, nes tu įtikinai. Gabrielė į nokautus pasirinko keliauti su Daumantu. Nojau, labai linkiu tau kurti savo muziką, nes tu labai daug jau žiūri į save į vidų ir jau manau, kad esi suradęs, ką gali pasakyti, pirmiausia savo, todėl ir kiti norės išgirsti, o į priekį aš einu su Daumantu. Sveikiname tave, tu esi nokautų etape, eik ruoštis, tavęs laukia kitas etapas. Kol Nojus sakė atsisveikinimo kalbą, Free Finger paspaudė mygtuką. Ir manau tikrai tiek jūs čia Klaipėdoj sėdintys, tiek jūs teisėjai tikrai išgirsite ateityje. Nice. O jūs man sakėt visi, kad su savo lelelele pinigų neuždirbsi. Pažiūrėkit, ką daro geras šnekorius. Jis lieka projekte. O Benas pastebėjo, kad Nojus tikriausiai daugiausiai mokytojų turės dalyvis Lietuvos balso istorijoje. Nojus mokytojų rekordininkas, nes 10 pas mane buvo, tada pas Gabrielę dabar pas tave, jisai kaip drakono rutulius. O dabar keliaukime į Lietuvos balso užkulisius Klaipėdoje, kur mes su dalyviais smagiai sužaisime Ambio žaidimą. Noriu su tavim sužaisti Ambio žaidimą ir aš tau parinkau Ambio maisto papildus atminčiai. Ir tau dabar reikia sugalvoti arba ketureilę apie Lietuvos balsą su žodžiu atmintis, atminčiai, ar bet kokia kita forma, arba sugalvoti bet kokią dainą, lietuvišką, anglišką, nesvarbu kokia kalba, bet kad joje būtų šitas žodis atmintis, bet aš tau leisiu pritempti, tai galim, kas čia dar su atmintim susiję, protas, galva, mokslai, nežinau, žinok, ką pati pritemsi. Prie žodžio atmintis aš praleisiu, tai tiesiog reikia padainuoti truputį. Aš jau galiu padainuoti, nežinau. Jau, aš jau bandau tau padėti. Pamiršk mane, svajota ir mylėta. Atmintis, pamiršk. Wow, ta prasme, žiūri gerai, tai va tam žmogui, kuris kuria šitą dainą, reikėtų šitų maisto papildų. O tau keliauja Ambio dovanos, ta prasme, žiūri gerai sustvarkiai, ačiū tau labai. Dar vienas Beno duetas stojo į dvikovą, kurioje susikovė Evaldas ir Diana. Gabrielė pripažino, kad šis pasirodymas buvo pirmas, kuris išlaikė jos dėmesį. Čia pirmas pasirodymas, kuris išlaikė mano dėmesį kiekvieną sekundę. Nes šiaip aš ten pažiūriu ir į žmonės, ir į scenografiją, ir paieškau, ar mano tėtukas nesėdi. O šiandien su jumis buvo vienas kanalas tik tai. Ir labai gražios melodijos, labai graži daina. Benas po sunkių apmąstymų pasirinko į nokautus keliauti su Evaldu. Boy. Aš labai noriu kitame etape parodyti, ką gali Evaldas, todėl aš einu su juo.
Evaldai, tu keliauji toliau, sveikinam tave, skubėk ruoštis kitam etapui, tavęs laukia nokautai. Frifinga nieko nelaukęs paspaudė mygtuką ir pakvietė Dianą į savo komandą. Ar norėtum kažką pasakyti mokytojui? Sveikinu tave. Ačiū labai. Klausyk, tai... Bet pasakyk dar. Pasakyk. Nu, Bena ir nebereikia. Pasižiūrėsim kitoj laidoj, kas bus. Dar vienas Manto komandos duetas žengė į sceną dėl galimybės pasirodyti nokautuose. Į kovą stojo Eivilė prieš Gerdą. Įdomus jausmai Beną apėmė po pasirodymo. Jaučiuosi kažkoks apšaudytas šiek tiek, nes tiek daug visko vyko dainoj ir ten ir taip, ir taip, ir taip, ir taip. Ir atrodo, kad reikia, kad esu šiek tiek toksai įdarbintas kaip klausytojas išspręsti šį rebusą, kas vyksta su tuo piešiniu, kuris buvo nupieštas dainoje. Sunku kažkaip apsispręsti, nes toksai jaučiuosi apsunkintom smegenim, bet gal pas Eivilę tokio kažkaip gal oro daugiau buvo ir mažiau spaudimo, nors spaudimo buvo ir ten. Mantas į kitą etapą pasirinko keliauti su Eivilė. Į kitą etapą kviečiu žengti Eivilę. Eivilė, sveikinam tave, tu kitame etape. Toliau į sceną žengė Frifingos komandos dalyviai Aronas ir Rugilė, kurie į sceną įnešė geros nuotaikos. Mokytojai buvo sužavėti šio pasirodymu, o Benas perdavė svarbę žinutę visiems tėvams. Pastaruoju metu labai daug galvoju apie ateitį, kokia laukia ateitis Lietuvos ir pasaulio apskritai. Kartais būnu šiek tiek išsigandęs, kartais laimingas ir mane labai glumina, bet tuo pačiu ir gąsdina ateitis. Tai aš tiesiog labai noriu pasidžiaugti, kad mes turim tokių žmonių scenoje kaip Aronas, bet dar labiau noriu pasidžiaugti, kad visą įvaizdį, jo laisvumą scenoje ir tokį žmogų, koks jis yra, jį priema jo mama ir juo didžiuojasi. Tai aš tiesiog tą norėjau pasakyti, kad aš labai noriu, kad tėvai palaikytų savo vaikus, jaunus, ypatingai tavo kartos, kad leistų jiems daryti tai, ką jie nori daryti, nes tai yra labai svarbu. Prašau, nekilinkit žmonių svajonių ir leiskite atrodyti, dainuoti, šnekėti ir elgtis taip, kaip jie patys nori. Frifinga į kitą etapą pasirinko keliauti su Aronu. Aronas, kuris nuėjo milžinišką kelią iki šiandien, tai Aronai, aš noriu su tavim eiti. Ačiū tau labai, Rugilė. Aronai, sveikiname tave, duok aukštą penketą, skubėk ruoštis kitam etapui. Sekančioje dvikovoje į ringą žengė Manto komandos dalyvės Adrija ir Indrė. Jessica šis kūrinys nunešė į paauglystės laikus. Man jinai labai sentimentus gražius sukelia. Nors Ferdžiai jau ten moteris buvo ir čia daug to jausmo yra ir išgyvenimo. Gabrieliai taip pat šis kūrinys sukėlė daug prisiminimų. Aš tai šiaip pagalvojau, kad gal mes su Jessica šitą dainą klausėm vienu metu, viena kitos nepažinodamos, nes aš irgi kokioj 7-8 klasiai Vilniui Naugarduko gatve lipu ir iš mano senos Nokijos, kuris sverdavo kaip sviesto gabalas, per kokybiškos, labai nekokybiškus ausinukus grodavo šitą dainą ir aš išgyvendavau savo pirmas meilės kančias, bet tipo Big Girls Don't Cry ir stengdavaus neverkt. O dabar verkiu ir verksnė esu ir tuo didžiuojas. O Mantas į kitą etapą pasirinko keliauti su Indre. Bet aš renkuosi Indrę. Indrė, sveikiname tave, skubėk ruoštis kitam etapui. Ačiū tau labai.
koks gražus kitų mokytojų palaikymas Mantui. Tai noriu pasakyti, kad Indrės buvo žymiai mažiau natų? Aš net nepastebėjau. Taip dainavau, kad pati už jos partiją uždainavau. Geras, malodės, man. Malodės. Ačiū, aš kažkaip labai fainai, kad jūs tą patį pajutot, žinai, nes aš buvau tokio nesąmonėje, kad labai pergyvenu dėl savo sprendimo tiesiog. Labai padėjot man kažkaip. Tikrai gerai pasirinkai. Nu, dabar atėjo laikas pasirodyti Jessicos šiai komandai. Greta ir Kristupas scenoje atliko Katarsių kūrinį Vasaros galvoj minoras. Užtat vasara man geras oras, smengu, smengu, jau dingo dangus, smengu, smengu, jau dingo dangus, galvoj skamba tik tais minoras. Nors mokytojų nuomonės buvo skirtingos, bet Jessica šiai toliau keliauti pasirinko su Greta. Aš neslėpsiu, kad šitam projekte man buvo žymiai lengviau dirbti su Kristupu, bet velniai nemato, aš einu su Greta. Greta, sveikinam tave, tu esi kitame etape. Duok aukštą penketą ir skubėk ruoštis nokautams. Na ir laukiamiausioje vakaro dvikovoje susirungė šio sezono favoritė Patricija prieš Dainių. Klaipėdos Švyturio arena, ar mes galim dar garsiau? My God, kaip gerai, kas čia vyksta, kas čia vyksta. Gal tu jau tapk ir muzikos konsultantų? Mokytojai pripažino, kad Dainius visiškai nepasidavė Patricijai ir kova buvo apylygė. Dainiau, tu visiškai susitvarkėjai ir buvai labai įdomus ir lygiavertis partneris. Ir man buvo labai įdomu stebėti ir tave. Ir tiesiog man toks kažkoks juokas iš krūtinės eina, toks džiaugsmo gal dėl to, kas čia įvyko. O man to komentaras Benui sukėlė juoko priepolį. Tu pas gerai suvoki, kad esi patrankų mėsa šiandien. Bet tai yra pasirinkta situacija savanoriškai. Taip yra. Ir iš tikrųjų, aš taip galvoju, kad prieš Patriciją, bet kas iš mūsų netgi, jeigu net aš stovėčiau prieš Patriciją, aš būčiau sumindytas jos energijos, sudaužytas ir gulėčiau prie tavo kojų ir tu glostytum mano praplykusią galvą savo suknelės kraštais. Nesiginčiam. Pasibaigus juoko priepoliui, Benas pasirinko į kitą etapą keliauti su Patricija. Patricija bus šių metų finale, tai aš turiu su ją eiti ir į nokautus. Sveikiname tave, Patricija, tu esi nokautas. Patricija. Ačiū. Bravo, ačiū tau labai, skubėk ruoštis. O Frifinga nusprendė, kad Dainius yra vertas užimti paskutinę vietą jo komandoje ir paspaudė mygtuką. Šiaip tai tik kažkas tai tikrai turėtume paspausti. Na ką, šiandien mes irgi sakom, ačiū tau labai. Irgi paspaudė Lietuva, man atrodo. Štai tokia galinga buvo antroji dvikovų laida. Jūs nepamirškit kiekvieną pirmadienį 10 val. Ryte įsijungti radijo stoties kelyje, kur kalbės mūsų projekto dalyviai. O mes su jumis pasimatome jau sekmadienį 19:30 per LNK ir lnk.lt. Čiau!